Aš manau, kad patyčios yra viena iš opiausių visuomenės problemų, ypatingai jaunos demokratijos. Aš manau, kad tai yra būtent jaunos demokratijos problema, kai mes dar nemokam bendrauti tarpusavyje, kai jauni žmonės nemoka bendrauti tarpusavyje ir plus jie mato per televiziją, per žiniasklaidą, per kitus kanalus, kaip suaugę žmonės tyčiojasi vieni iš kitų ir dažniausiai tyčiojasi iš silpnesnių, nes patyčios iš stipresnių jau yra kitas žanras. Kai mes kritikuojame politikus, kai mes šaipomės iš jų sprendimų, mes kritikuojame būtent tą tamsybę, kvailumą, mes iš to šaipomės. Kai tu kritikuoji asmenį ir tai jaunas žmogus mato, aišku, tai yra didelė problema ir aš galvoju, kad tik per ilgalaikę švietimo programą, kurioje dalyvauja ir vaikai, ir tėvai, ir mokytojai, ir visuomenės nuomonės formuotojai, ir savaitė be patyčių yra, mano galva, niekinis renginys absoliučiai. Mes turim turėti metus be patyčių ir nuolatos dirbti su tuo, ir nuolatos dirbti masyviai. Tada galbūt tų patyčių pradės mažėti ir mes pradėsime kalbėti apie harmoningesnį gyvenimą. Na, aš turbūt besčiau visų pirma pirštų į mokytojų parengimą. Mokytojas, mano galva, turėtų būti viena iš prestižinių profesijų, atitinkamai atlygintina, atitinkamai motyvuojama ir laimingas mokytojas galėtų perduoti savo žinias būtent ir savo emocijas vaikams. Dabar, ką mes turim universitetai, kurie ateina tie, kurie niekur neįstoja ir mokytojais tampa ne dėl pašaukimo, o dėl to, kad reikia kažką daryti. Tai jau čia yra užfiksuotas, užkoduotas tas nelaimingumo, nepasitenkinimo jausmas. Ir kai toks žmogus ateina į mokyklą, jis tą jausmą norom ar nenorom, sąmoningai ir pasąmonės lygmenyje perduoda vaikams. Ir kai mokytojas nėra autoritetas, kai mokytojas tik tai per rėkimą, per bausmes, per kitus dalykus gali mėginti suvaldyti modernųjį paauglį, kai mokytojas nesuvokia to modernaus paauglio pasaulėžiūros, nežino, kas jam yra svarbu, nežino, ką jis skaito, ką jis klauso, ką jis žaidžia, ką jis veikia, nėra jokių šansų. Todėl aš galvoju, kad būtent nuo mokytojo ir ta valdžia, kuri ateis ir pasakys, kad mes štai turim 15 metų planą, nes tai yra reikalingas ilgas planas, tik tada mes galėsim pradėti galvoti apie laimingus vaikus mokyklose. Tai turės pasikeisti karta, aš nematau kito būdo. Tai turbūt švietimo sistemos kaita vėlgi prasideda nuo mokinio ir tėvų santykių. Jis turi būti harmoningas. Tai yra mokykla, tėvai turi žinoti, kas vyksta mokykloje, mokykla turi žinoti, kas vyksta namuose. Vaikas yra per vidurį, vaikas yra centre. Tam reikalingas sistemingas priėjimas, tam reikalingi motyvuoti mokytojai ir tėvai, kurie nori mokytis kartu su savo vaikais. Plačiaja prasme mokytis. Nebūti klasėse ir mokytis geografijos, bet plačiaja prasme mokytis su savo vaikais. Tam reikalingas, manau, kad vis dėlto strateginis planas, kurio mes šitoje valstybėje kol kas dėja neturim ir nematau galimybių, kada ateis valdžia, kuri tą strateginį planą pateiks. 10, kaip minėjau, 15 metų strateginį planą, kaip paversti mokytoją prestižinę profesiją, kaip pakelti mūsų švietimo lygį ir kaip paversti mokytoją prestižinę profesiją, kaip pakelti mūsų švietimo lygį ir kaip harmonizuoti mokyklos, tėvų ir mokinių santykius, nes kartais atrodo, kad mokykla kovoja su tėvais, o vaikas yra per vidurį. Be abejo, kad turėjau mokytojo autoritetą, būtų labai keista, jeigu būčiau baigęs mokyklą ir neturėčiau autoritetą. Man pasisekė mokytis labai griežtoje mokykloje, 9 vidurinėje Vilniuje, jinai dar buvo vadinama 9 fortu, kur buvo labai griežti mokytojai ir turbūt didžiausi autoritetai, kaip bebūtų keista, būtent buvo tie griežtieji mokytojai, kurių mes bijojam, kurių mes galbūt nemėgom, bet gerbėm. Ir tie, kurie, žinot, tiesiog skaitydavo savo lekcijas, o mes ten darydavom klasiai, eidavom galvom ir darydavom, kad aš net neatsimenu tų mokytojų vardų. Jie iškrito, man išsitrynė. Aš atsimenu tuos, kurių mes tikrai bijojam ir kuriuos mes tikrai gerbėm.
ir kurie padarė taip, kad 99,5% mano kartos, tai yra mano laidos, įstojo į aukštąsias mokyklas, gavę matematikos, anglų kalbos, lietuvių kalbos 10. Štai tuos mokytojus aš atsimenu, kai kurie jau dėja yra šviesios atminties, amžinatilsį, su kai kuriais aš dar palaikau ryšį tiesioginį ar netiesioginį. Palinkėčiau kantrybės, palinkėčiau noro suprasti, kas yra svarbu vaikui. Patys geriausi mokytojai yra tie, kurie 80% dėmesio skiria 20% sunkių, netradicinių vaikų, iš kurių vėliau išauga genijai. Tai yra sunkus darbas, tai yra nedėkingas darbas ir labai norėčiau ir palinkėti, kad mūsų šalis pagaliau atrastų būdus, kaip suprasti ir įvertinti štai tokių mokytojų darbą.